Klausyk, kaip viskas vyko. Janutinė ta melagė kurva debelė ir pizda, kurios melagino maišelis dvokė kaip aplėstas tualetas. Ir Žemaitaitis tas piderastas melagės pesipatas bebeigas debelės ir durnius, kurio veidas buvo plikas kaip kiaušinis, o smegenys tuščias kaip sudaužytas kibiras. Sėdėjo savo šiudaname kalėjimo ūkio kameroje ir pezėjo nesąmonės. Jų bibių rodymo žaidimas jau buvo atsibodęs. Net nupjautas Batgerdžiaus bibis, kurį Rūta laikė kaip trofėjų, jau atrodė kaip pavargus išlota. Plet, Žemaitaitį man įgriso šitą cypę, sucypė Rūta, kvėpdama į savo dvokiančio maišelį, kuris rodės kas kart tik blogino jos psichopatinius melus. Pabėgam pizda ir būsim laisvi kaip paukščiai. Žemaitaitis, kurio protas buvo toks lėtas, kad net sraigės įlenkė, tik linktėjo. Jo, blet, varom, valdysim Lietuvą. Taip šitie du idiotai sugalvojo durniausią pabėgimo planą, koks tik galėjo gimti jų tuščiose galvose. Rūta mojaudama savo melagino maišelių sugalvojo genialų planą. Jie iškas tunelį, šaukštų, kurį Žemaitaitis nukniaukė iš kalėjimo valgyklos. Mes kaip tie filmo šūdini herojai, giriasi Rūta, krapštydama grindis, kol šaukštas sulūžo po 5 minučių. Žemaitaitis, būdamas toks durnius, ėmė daužyti sieną savo nulūžusių bibį, šaukdamas, aš tave sieną supizu. Stebuklas ar šūdas, bet kažkaip, gal siena pati pasidavė iš kėdos. Jie pramušė skylę ir išliaužė į laisvę, dvokdami kaip kanalizacijos karaliai. Laisvė jų šventė truko trumpiau nei alus karštą vasaros dieną.